Straipsnis. Apple pradėjo gaminti pirmosius išmaniuosius laikrodžius iWatch. Kompanija Apple pradėjo mažomis serijomis gaminti išmanų laikrodį iWatch, skelbia The China Times. Anot jų, gamybos pradžia orientuota į numatomą iWatch išleidimą į prekybą šių metų rudenį. Manoma, kad šį ketvirtį, kuris baigsis birželio mėnesį, numatoma pagaminti nuo 2,5 iki 3 milijonų įrenginio vienetų, o kitą ketvirtį apie 14 milijonų. Iki šiol buvo pasirodę gausybė gandų ir prognozių, koks turėtų būti Apple išmanusis laikrodis. Kaip teigia KGI Securities analitikas Ming-Chi Kuo, iWatch greičiausiai bus 2 dydžių, kad tiktų skirtingų dydžių riešus turintiems žmonėms. Teigiama, jog Apple dėvimas įrenginys turės lankstomą AMOLED tipo ekraną su jį dengiančiu ir įbrėžimams atspariu safyro kristalo stiklu. Laikrodyje tikriausiai bus nemažai biometrinių sensorių, kurie seks pagrindinius žmogaus fizinio aktyvumo rodiklius. Taip pat pranešama, jog Nike gali atsisakyti gaminti sportininkams skirtas aktyvumą fiksuojančias apyrankes FuelBand ir apsistos ties programinės įrangos vystymu. Manoma, kad Nike gali bendradarbiauti su Apple, kurdama išmanųjį laikrodį iWatch ir pritaikyti kai kurias FuelBand savybės jam. Tikimasi, kad iWatch bus pristatytas šį rugsėjį kartu su išmaniuoju telefonu iPhone 6. Straipsnis buvo įgarsintas iš naujienų portalo technologijos.lt.